Mes kuriame visišką naujovę Lietuvos vestuvių rinkoje. Tai yra ledo puošmenos, ledo dekoracijos, ledo barai ir ledo šou vestuvių metu, vestuvių finale. Pati pradžia yra tokia, kad apie 12 nakties, kai jau tarsi turėtų būti fejerverkai, svečiai pakviečiami į kiemą, jeigu yra geras oras, ir į kažkokią salę šalia, jeigu yra blogas oras. Ir tiesiog ateina ir mato tiesiog stovintį ledo luitą. Be nieko. Stovi luitas ir jie galvoja, kodėl čia mus pakvietė. Ir tada pasigirsta muzika ir pasigirsta su muzika ledo pjūklo gausmas. Ir pasirodo aktoriai, šokėjai su pjūklais, su mečetėmis, su ugnim, su kardais, kurie čia pat ir dabar, skambant žinomai muzikai, per vieną dainą visų žmonių akivaizdoje išpjausto ledo skulptūrą. Dažniausiai, aišku, vestuvėm tai yra ledinė širdis su jaunųjų inicialais arba jaunųjų vardais. Prie ledo šou mes dar siūlome ir dar vieną tokią pramogą, kurią matote už mano nugaros. Tai yra ledo baras, tai yra funkcionalus dalykas. Mes ledo barą galime atvežti visus metus, bet kur ant žolės, ant jūros kranto, prabangiam dvare. Jis yra su jaunųjų inicialais, vardinis. Jį galima įšaldyti gėlių puokštės, jaunųjų nuotraukas, smagiausias akimirkas, vaisius. Žodžiu, ką tik sugalvoti. Yra vieni žmonės net lemputes išaldė, nes tada jis naktį švietė labai gražiai. Buvimo bet kur vieta yra žavi tuo, kad esame statę ledo barą ir ant jūros kranto, ir pievoje, ir sode, ir namūkiame, bet kur mes, žodžiu, ledo barą atvažiuojame, pastatome per 40 minučių ir jau šventė prasideda. Iš principo mes labai įvairius tos ledo barus, gali būti lentos, gali būti apvalus, kokio jau tik norės, jaunieji, tokį mes ir padarysime. Čia tik jūsų fantazijos reikalas. Labai džiaugiuosi, kad kuo toliau, tuo labiau jaunieji žiūri atidžiau į šventę, reikliau, tampa reiklesni pramogoms. Ir tikrai suvokia, kad tai iš tikrųjų yra vienintelė jų gyvenimo šventė, kuri turi būti tobula, originali ir išskirtinė.